Ar aš tavi vėl prigavau, kad tu nebuvai dėkingas arba dėkingas šiandien? A vėl eilinį kartą? Pala, ką, tu buvai dėkingas šiandien? Nejaugi, aš tikrai buvau dėkingas šiandien. Nu gerai, jeigu vis dėlto buvai dėkingas, aš labai džiaugus, aš tai myliu. Bet jeigu prigavau eilinį kartą, kad tu nebuvai dėkingas arba dėkingas šiandien, padėkok. Aš esu tau šitą atsiųs kad tu padėkotum, kon tu šiandien gava, kon tu šiandien turi. O gal kažkom padarė šiandien, dėl ko tu gali pasidžiaugti. Prisimink, dėkingoms kel tavo dažnį, kel tavo vibraciją ir kel tavo būseną į aukštą. O kaip tu būni aukšto būseno, tu būni pozityvi. Ir kaip tu būni pozityvi būsena, tu pritrauki pozityvių galimybių, pozityvių sinchronizacijų, pozityvių situacijų, pozityvių žmonių. Viską, kas yra susijęs su pozityvu į savo gyvenimą. Tai pradėk džiaugtis ir pradėk dėkoti už ton. Padėkok už ton, kad tiesiog pamatė šitą video. Padėkok už ton, kad tu tiesiog esi laiminga šiandien. Padėkok už ton, kad tu gali sąmoninga keisti savo gyvenimą. Padėkok už ton, kad tu buvai darbį šiandien. Padėkok už ton, kad tu indus šiandien įsiplovė. Padėkok už ton, kad tu išves turi indus. Padėkok už ton, kad tu turi pilną šaldytuvą maistą. Padėkok už ton, kad tu gali egzistuoti. Nes nors į tavo fizinis kūnas mirs, tu vis tiek egzistuosi. Nes tu esi šviesa, tu esi aukštas dažnis. Tu niekada nenustosi egzistuoti. Padėkok už tai, padėkok už amžiną egzistenciją, kuri visą laiką buvo ir bus aukštas dažnis, kuris ir esi tu. Aš tave myliu. Nepraleisk nei vienos dienos padėkoti, kad tai taptų natūralus įprotis tavo gyvenime.